Na, Labas. labas. Kaip gyveni? Na, gerai. Net nesitikėjau, kad taip entuziastingai atsiliepsi ir kalbėsi taip. O tai kas yra? O tu tikėjaisi, kad aš paskambinsiu tau, ar čia tau taip labai daug skambina? O kas čia man skambina? Tau skambina Marius. O kas tas Marius? Marius, vaikinas tiesiog, kuriam šiandien šiek tiek taip nejauku ir trūksta moteriškos draugijos. Ne, ir ką man dabar daryti? Nu nieko, pradžiai gal pabendrauti, o po to žiūrėsim, ką jau daryti. O ne, o kiek metų turi? Man yra 21. Matai, kaip iškarėsi? Esu. Kažkada buvau iš Šiaulių. Dabar esu. Ne. Na, o tu iš Šiaulių esi? Ne, ne visai. Ne visai, ar ne? Ai, jau. Tai tau trūksta draugijos? Kokios? Nu tai tu man pasakyk. Nu, aš klausiu, kokios? Na, aš galiu pasiūlyti įvairios. Ai, jo, aš žinau pas jūsų pasiūlymus. Ne, aš tiesiog dabar sakau, galiu tave pakalbinti, Na, ir... suintriguoti ir palikti. Juokauju. Ne, aš matai dabar esu laisvas, ta prasme, neturiu merginos. Jo ir nu Ir ką tiesiog, man dabar daryti? vat pažiūrėjau internete, radau tavo numerį. Ir nieko, nu aš noriu pabendrauti, gal, sakau, būsi mano, kaip ir, žinai, antra pusė. Oi, net per greitai. Nu tai aš niekur neskubu, turiu 15 minučių. Kodėl tai 15? Nenoriu sąskaitos primušti. Ai, gaila. Juokauju, aš turiu pinigų, tikrai man jų užtenka. Na, gaila. Tai ką mes... O ko tu norėtum iš manęs? Iš kokio tu čia numerio skambinam? Iš kokių numerių skambinu? Iš Ezio? Jo. Tai tu man Ne. nežinai Aš skambinam. nežinau, iš kur. Man, žinok, nėra skirtumo, ar kažką, ar iš omnitelio, ar iš bitės. Vis tiek firma moka. Na, Klausyk, o ko tu norėtum iš manęs? aš nežinau, ką aš galiu norėti. Nu, gali valgyt norėt. Gali norėt kalbėt. Gali norėt pasimylėt. Bet paklausti taip, kad ko aš noriu iš tavęs. Aš iš tavęs valgyti nenoriu. Nieko nenori. Nu, nežinau, ne. Gaila. Norėčiau gal nuotrauką pažiūrėti. Nuotrauką pažiūrėt. Nu, Dabar matai, nu kaip aš tą nuotrauką taip neatsiųsiu, aš galiu papasakoti apie save. ne. Nu. O tai iš Nelto pasiėmė numerį. Ką sakai? Iš kur tu pasiėmė numerį? Aišku, ir numerį aš pasiėmiau. Iš interneto radau. O kur tiksliau? Tiksliau, nu, skelbimas buvo, man atrodo. Aš kaip tik, matai, ruošiuos pirkti mašiną naują ir kažkaip pamačiau. Ne. Jo, kaip tik tave. Klausyk, gal tu gali papasakoti apie save? Tai mano nuotrauka yra įdėta šiaip tai. Kokie esi? Nu, mano nuotrauka yra įdėta. Nemačiau nuotraukos. Jo, Nemačiau. dabar jau yra, šiandien jau. Nu, nesu prie interneto, tai galėtum papasakoti. Nu, ką aš tau galiu papasakoti? Kokie tavo plaukai, koks tavo kūno sudėjimas? Gražu. Gražus. Aš tikiu, kad... Jo. Koks tavo kūnas mane labai domina. Ai, atvažiuok ir pamatysi. Galim atvažiuoti? Nu, tai taip, kas joka. Šį vakarą? Nu, ne. O kada? Tau jeigu reikia, žinai, nežinau, nori apsirengti gražiai ar... Nu, kažką, tiesiog save pasipuošti, rytoj iš ryto galėčiau tave nuvežti bet kur, bet šį vakarą galiu aplankyti ir tave. Kaip supras, ką tu man čia pasakydavai rytoj? Sakau, galiu... Na, nuvažiuoti galim apsipirkti parduotuvę, jeigu nori kažko gražaus. O tai po to liksiu skolinga, gal geriau nereikia. Neliksi skolinga. Aš manau, kad tu sugebėsi mane... Ai. Jau. Na, taip kaip tu čia taip aš supratau, jau biški. O kaip kitaip tu įsivaizduoji? Ne, aš nieko neįsivaizduoju. Nieko neįsivaizduoju. Tik tu biški apsirinki dėl manęs. Ai, apsirinku dėl tavęs. Tai ja.
Tai tu nesi prostitutė? Nu, ne. Gaila. O tu taip manai. O kas tu esi? O tu taip manai, ne? Nu taip, aš apie moteris, kurios dedasi į internetą savo numeris, taip manau. Ai, tai čia tu taip manai. Aš vieną kartą įdėjau ir viskas. O šiaip skambina tau šiandien? Man vakar rašė žinutę kažkas. Ir aplamai yra ten vietom. Žinok, jeigu tau trūksta klientūros, tarkim, arba šiaip dėmesio, tai aš galiu padėti šioje vietoje. Ne, man nereikia. Ai, nereikia, gaila. Nu, o tai jeigu tau tokių reikia, tai turi ieškoti. Supratau. Tai, bet vis tiek reikėtų prisistatyti, ar ne, Rolandai? Kaip sakai? Reikėtų prisistatyti mums. Reikėtų, aš tai nežinau, o tai kiek kainuoja tada? Kaip čia buvo? Čia buvo Zip FM. Jau, labas. Mes taim tiesioginiam Zip FM eteryje dabar esam. Šiandien kažkaip visos merginos, taip atrodo kaip po morčiaus. Kaip vištutė per ekšlį. Čius. Šakės. Šakės. Tai Tai klausyk, tai kiek už meilę tu imi? Nieko aš neimu. Už meilę nieko neimi. Mes atvažiuojam tada. Ne. Ir atvažiuoti negalima už meilę neimi. Ne, o tai kokį reikalus paskambino? Mes meilės nusipirkt norėjom. Oi. O tu neparduodi jos? Ne. Gaila, tada ate. ate. Nu, ate.